Čia pagausite ne tik žvirblį, bet ir visą varną. Telpa kumštis. Dabar jūsų žiniai, jie yra tikri su tikromis išmetimo dujomis. Tai čia bus aktualu nebent tuo atveju, jeigu netyčia esate banditas ir vežiojate bagažinėje keleivius. Tikiuosi, kad taip nėra. Automobilis tikrai visiems gyvenimo atvejams, visiems keliam. Šių metų pradžioje pasakau apie atnaujintą Audi Q8. Ir štai prašau už manęs Audi Q7 2024 metų modelis, kuris buvo iš esmės pradėtas gaminti dar 2015 metais, atnaujintas 2020 metais. Na, atrodo, lyg ir artėja šio modelio gamybos pabaiga, tačiau 24 metus jis pasitinka dar kartą atnaujintas. Nieko keisto, aš neabejoju, kad gamintojai visas kortas supainė elektromobilių era, e-tron modeliai ir reikia išlaikyti gamoje ir tradicinius automobilius. Tradicinius, bet ne visai. Jis turi iš tinklo įkraunamą hibridinę pavarą. Taip, ir modelis iki atnaujinimo turėjo iš tinklo įkraunamą plug-in hibridinę versiją, tačiau šiuo atveju čia yra gerokai talpesnis akumuliatorius. Taigi, pradžioje apie vizualinius atnaujinimus, kurių nėra labai daug, tačiau jie tikrai pastebimi. Štai kokios priekinės grotelės dabar milžiniškos. Greitai važiuodami čia pagausite ne tik žvirblį, bet ir visą varną. Štai, telpa kumštis. Taip pat apačioje yra papildoma aušinimo erdvė, vėdinanti ne tik variklį, tačiau aušinanti ir akumuliatorių. Taip pat štai čia šonuose dabar yra atviros angos, kurios aušina papildomus radiatorius. Na, o štai čia yra ir nauji HD matriz LED žibintai. Išmaniosios šviesos, šviečiančios ir toli, ir sumaniai, ir turinčios išskirtinį raštą. Naudojantis multimedijos sistemą galima pasirinkti skirtingą dienos šviesų išvaizdą. Žinoma, gamintojo flagmanas turi ir išskirtinio dydžio ratlankius, kurie standartiniai yra jau 21 colio, na, o galimi net 23 colių skersmens. Žinoma, visų ratų pavara ir žinoma pneumatinė adaptyvi pakaba, kuri gali būti tiek įprasta, tiek ir sportiška. Taip pat, žinoma, kadangi tai pneumatinė pakaba, galima keisti ir jos prošvaisą, jeigu reikia nuvažiuoti į didesnę beketą. Gale taip pat atsirado nauji LED žibintai, kurie keičia savo švietimo intensyvumą, jeigu iš galo greitai artėja automobilis. Na ir dar vienas dalykas, kuris man niekada neatrodė svarbus, tačiau daug kas akcentuodavo, kad na štai Audi Q7 turi tokius netikrus išmetimo vamzdžius, tai dabar jūsų žiniai, jie yra tikri su tikromis išmetimo dujomis. Kadangi čia iš tinklo įkraunamas hibridas su akumuliatoriumi sumontuotu gale, tai bagažinė palyginti su įprastu Audi Q7 yra šiek tiek mažesnė. Į to automobilio bagažinė maksimaliai telpa beveik 2000 litrų, žinoma, jeigu nulenkti antros sėdynių eilės atlošus. O čia tilps maždaug 130 litrų mažiau, apie 1860 litrų. Na, iš tikrųjų, štai tas visas turis, kur turėtų būti daugiau bagažinės, yra skirtas akumuliatoriui ir papildomai elektronikai. Tad, su tuo jau reikės susitaikyti, kad bagažinė, palyginti su įprasta Audi Q7 versija, yra šiek tiek mažesnė, bet vis tiek didesnė negu Audi SUV Coupe versijoje Audi Q8. Kai kur pralaimi, bet kai kur laimi. Kaip jau minėjau, nuo šiol čia yra gerokai talpesnis akumuliatorius.
kurio bendra talpa siekia net 26 kWh, iš kurių yra naudojama maždaug 22 kWh ir tai leidžia lėčiausių miesto režimu nuvažiuoti net iki 90 km. Anksčiau bendra akumuliatoriaus talpa buvo maždaug trečdaliu mažesnė, apie 17 kWh. Bet iš tikrųjų nuvažiuojamas elektra atstumas yra tikrai nemažas. O štai čia, šioje vietoje, yra akumuliatoriaus įkrovimas. Šis iš tinklo įkraunamas hybridas negali būti kraunamas greituoju būdu, o maksimali įkrovimo galia yra 7,4 kW. Ir įkraunant tokia galia, akumuliatorius bus pilnai įkrautas maždaug per 3 valandas 45 minutės. Ir, žinoma, vieta ant galinių sėdinių 5 metrų ilgio flagmane yra tikrai įspūdinga. Kaip ir įprastoje Audi Q7 versijoje, sėdynės galima pastumti į priekį. Tiesa, šis pasirinkimas yra naudingas tada, kai čia būtų trečia sėdynių eilė, tačiau žinoma, iš tinklo įkraunamoje versijoje automobilis galimas tik 5 sėdimų vietų. Aš galiu parodyti, kas ten yra gale, nes sėdynės visgi galima nulenkti, štai. Tačiau čia tiesiog nėra galimybės sumontuoti 2 papildomas sėdynės. Ir štai yra tokia tiesiog erdvė, kurią užima automobilio akumuliatorius. Nors štai nulenkus sėdynę, aš matau, čia yra užrašas push. Tai reiškia, kad gale sėdintys keleiviai, čia kalba apie įprastą Q7 versiją, gali pastumti šią sėdynę. Tai čia bus aktualu nebent tuo atveju, jeigu netyčia esate banditas ir vežiojate bagažinėje keleivius. Tikiuosi, kad taip nėra, tad tiesiog sėdynės iš įprastos Audi Q7 versijos su rankenėlė, kurios šiuo atveju čia tikrai nereikia. Gerai, atsistumsiu sėdynę atgal ir pasidžiaugsiu tikrai didelė erdvė šiame automobilyje. Žinoma, čia yra 3 zonų klimato kontrolė. Temperatūrą galima reguliuoti ir sėdintiem gale. Kad tai senos versijos automobilis tikriausiai rodo, kad štai čia durelių rankenėlės yra net peleninės. Gerai, tikriausiai galima sakyti, yra mažos daiktadėžės smulkmenoms. Taip pat, kadangi čia yra tikrai įspūdingi, milžiniški langai, norėtųsi, kad čia būtų užtraukiamos užuolaidėlės. Aš neturiu jokių abejonių, kad papildomoje komplektacijoje tokias tikrai galima užsisakyti. Tačiau akivaizdu, kad štai tokiame automobilyje sėdėti tikrai erdvu ir čia vietos sėdintiem gale tikrai daugiau negu Audi Q8 SUV Coupe automobilyje. Tiesa, kadangi čia yra pneumatinė pakaba, tai štai yra toks ir privalumas, kad galima, jeigu reikia įdėti sunkesnius daiktus į bagažinę, galima štai sumažinti automobilio prošvaisą. Štai, jis pritupia. Štai, lygiai taip pat ir įsėdant į automobilį, jis patogesniam įsėdimui nusileidžia į maksimaliai žemą padėtį, tam, kad įsėsti automobiliu būtų nesudėtinga. Čia tikrai vienas iš pneumatinės pakabos privalumų. Štai, kaip žemai nusileido automobilis. Žinoma, pradedant važiuoti, jis grįžta į pradinę padėtį. Štai dabar klavišo paspaudimu pakelsiu automobilį. Aišku, jis tą gali ir automatiškai padaryti ir padaro. Šiuo klavišu padariau maksimaliai. Štai. Tikrai nemažas diapazonas reguliuojamos pneumatinės pakabos. Ir kalbant apie dar kelis, daugiau prabangos negu labai didelio būtinumo reikalus, čia yra štai durelių pritraukėjai.
Realiai net nereikia stipriai mostelėti, jos pačios užsidaro. O štai, persėdęs į priekį, nelabai aš čia ką daug naujo ir papasakosiu vien tik todėl, kad nelabai ir yra čia ką pasakoti, palyginti su prieš kelis metus atnaujintų modeliu. Tai iš esmės pasikeitimų nėra, bet tikriausiai viskas, ko reikia, yra šiame automobilyje, įskaitant tiek visą multimedijos sistemą, žinoma, su belaidžiu Android Auto ir Apple CarPlay sujungimu, tiek ir visos kitos sąsajos, viskas čia yra. Tikrai labai patogu naudotis atskirų klimato kontrolės sistemai skirtų ekranų, taip pat čia gali būti ir įvestis, pavyzdžiui, navigacijos sistemai, žinoma yra valdymas balsu, žinoma yra skaitmeninis skydelis, taip pat šiame automobilyje yra ir naktinio matymo sistema, tiesa jinai veikia, kai yra tamsu. Na, iš tikrųjų visos technologijos čia yra. O kalbant apie pavaras, tai štai naujoji hibridinė iš tinklo įkraunama pavara dabar pasiekia 360 kW arba net 489 arklio galias ir tai leidžia iki 100 įsibėgėti vos per 5 sekundės. Ties įspūdingas rezultatas ir štai šiuo automobiliu dabar nuvažiavau daugiau kaip 500 km ir matau, kad mano degalų sąnaudos yra 9,7 litro 100 km. Žinoma, vidutinis greitis yra 54 km per valandą, tačiau sąnaudos tikrai įspūdingai nedidelės ir aš vis dar galiu nuvažiuoti šiuo automobiliu 270 km. Tiesa, yra vienas niuansas, kad aš nepastebėjau dalyko to, kad nustatymuose štai pavyzdžiui yra energijos naudojimas ir per paskutinius 510 km 71% dirbo vidaus degimo motoras, 29% dirbo elektros variklis ir tikrai mažiau nei 10 litrų degalų sąnaudos beveik 500 arklio galių automobilių yra tikrai įspūdingas rezultatas ir tas rezultatas galbūt buvęs net dar efektyvesnis, jeigu aš būčiau pastebėjęs vieną nustatymą, o konkrečiai tai štai e-tron mode yra parinktis ir aš einu. Automatiškai automobilis turėtų pats aktyvuoti režimą, kaip jam atrodo geriau važiuoti toj situacijoje, tačiau aš nepastebėjau apačioje vienos parinkties ekrano apačioje, kurios man nesimatė, kad štai jeigu aš paeinu į viršų, always start in EV mode, electric driving. Buvo parinktis, kad visą laiką pradėti važiuoti elektros režimu ir aš nesupratau, kodėl net ir važiuojant užmiestyje, man stengiasi važiuoti elektros režimu, nes logiška, kad užmiestyje kur kas efektyviau yra naudoti kartu ir vidaus degimo motorą ir elektros variklį. Tačiau atveju man žadėjo nuvažiuojamą atstumą vien elektra virš 70 km, aš tikrai važiavau nemažai elektra, tačiau kai išvažiavau į greitkelį, ta elektra jau buvo beveik pasibaigusi. Aš kelis kartus įjungdavau, kad jisai važiuotų auto hybrid režimu, tai štai sumanus naudojamas elektros įkrovos režimas, tačiau vis įsijungdavo tas mano nepastebėtas režimas, kad visai pradėtų važiuoti elektros režimu, tai aš tikiu, kad energijos ir degalų sąnaudų naudojimo efektyvumas būtų buvęs dar geresnis. Be to, automobilis automatiškai pereidavo į šitą režimą, jeigu aš naudodavau automobilio gimtąją multimedijos sistemą, įvesdavo adresą ir jis pats apskaičiuodavo, kada reikia jungti kokį režimą, kada važiuoti elektra mieste, lėtesnių greičių, kada palikti tą įkrovą, kai važiuojama greitkeliu, tačiau ši Audi multimedijos sistema, švelniai tariant, ne viską parinko man taip logiškai, kai kurios taškus Lietuvoje man siūlė važiuoti per Latviją, tai aš supratau, kad man kur kas patogiau yra naudotis štai maniškę Android Auto sistemą ir žinoma, tada automobilis neatsižvelgdavo į maršruto nuostatas ir važiuodavo tokiu režimu, koks būdavo parinktas automobilyje iš anksto.
Be to, dar vienas dalykas, jeigu naudojatės Android Auto, nei multimedijos ekrane, nei projekcinėme ekrane nėra rodomos važiavimo kryptis, skirtingai nuo tada, kai yra naudojama vietinė Audi navigacijos sistema. Taigi, turiu pasakyti, kad visgi nors ir pažangi, tačiau tikrai ne pati naujausia multimedijos sistema. Na, o dar pastebėjau tą, kad tikrai labai efektyviai naudojamas energijos regeneravimo režimas. Visur prieš priekyje važiuojantį automobilį jis pats automatiškai pristabdo, prieš sankryžą automatiškai pristabdo, mato ženklus, mato, kad artėjama prie miestelio, automatiškai pristabdo, pats nespaudė stabdžio, įkrovimas vyksta, papildomai kraunamas akumuliatorius ir tai taip pat mažina energijos naudojimo sąnaudas. Bet žinoma, sąnaudos sąnaudomis, tačiau tokiu galingu automobiliu tikrai smagu važiuoti greitai ir važiuoti komfortiškai. Visose šiose iš tinklo įkraunamose versijose yra standartinė pneumatinė pakaba ir aš manau, kad jeigu palyginčiai automobilį su BMW X5, taip pat Mercedes-Benz GLE, tai yra ne tik erdviausias automobilis, tačiau ir važiuoja jisai labiausia komfortiškai. Čia taip pat yra pirmą kartą iš tinklo įkraunamose hybriduose galima visų vairuojamųjų ratų sistema, pasukami galiniai ratai, padidinantis didelio 5 metrų ilgio automobilio manevringumą, tad apsisukimas taip pat įspūdingai nedidelis, na, o važiuojant dideliu greičiu, jisai yra stabilesnis ir tai yra standartinė sistema šioje 60-oje plug-in versijoje. Ir taip pat yra standartiniai aktyvūs elektromechaniniai stabilizatoriai, kurie tiek priekinėje, tiek ir galinėje šie yra iš dviejų dalių. Kai važiuojama nelygių kelių, tos dvi dalis veikia atskirai ir tai padidina automobilio stabilumą, automobilio tolygesnį važiavimą nelygių kelių. Tačiau, kai važiuojama į posūkius, kai važiuojama sportiškiau, tas stabilizatorius susijungia į vieną, tie pusašiai sukasi į priešingas pusės, taip sumažina automobilio pasvirimą, padidina įvažiavimo į posūkį stabilumą, tai tikrai iš karto atkreipsi dėmesį, kai važiuosi šiuo automobiliu, kad važiuoja jisai tikrai labai komfortiškai ir aš net neturėjau jokio poreikio keisti individualius važiavimo režimo nustatymus, nors žinoma, tą galima daryti, bet visai palikau auto važiavimo režimą, nors štai galima pasirinkti ir individualų važiavimo režimą, kai veikia pakaba, tačiau automatinis važiavimo režimas man tikrai visais atvejais tiko ir važiuoja automobilis tikrai ir labai komfortiškai, ir tikrai labai dinamiškai, ir sportiškai. Štai dabar galite įvertinti automobilio apsisukimo skersmenį, tikrai labai nedidelis, įvertinant kokio dydžio tai yra automobilis. Tikrai labai didelis manevringumas, taip pat matau, kad jis vėl pradėjo važiuoti elektra, nors akumuliatorius buvo tik vieną kartą įkrautas per daugiau kaip 1500 kilometrų ir vis tiek degalų sąnaudos yra mažesnės nei 10 litrų, tad tikrai net ir išsikrovus akumuliatoriui energijos naudojimas yra tikrai labai efektyvus. Jungiau sportišką režimą, žinoma, iškrautų akumuliatoriumi ta dinamika netokia įspūdinga, kaip kad jis būtų įkrautas. Galima papildomai įkrauti akumuliatorių, jeigu turite poreikį maksimaliai galiai, na, bet manau, kad to visiškai užtenka. Labiau čia yra svirtelės, perjungti pavaras. Galite įvertinti, kaip šitas automobilis važiuoja komfortiškai. Žinoma, jeigu tik norite, visą laiką galite pasirinkti sportišką važiavimo režimą, tada važiuosite tikrai dinamiškai. Vairavo, na taip. Laužytom trajektorijom. Pažiūrėsim, ar pats jisai važiuos, štai aš nieko nedarau su pedalais. Į žiedą priekį aš tai važiuoju automobiliai, sustabdė. O kaip būtų buvę. Nusprendė
greičiau važiuoti, nors automobilis priekyje stovėjo. Tikrai toli gražu nuo tobulai veikiančios sistemos. Štai atnaujinau važiavimą. Stačiau 60 km/h. Tikrai tokiu greičiu aš čia neįveiksiu gerai posūkio. Na, gerai, nebežaisiu šitą sistemą. Štai galima pasirinkti dinamišką važiavimo režimą šiuo automobiliu. Tikrai labai smagu važiuoti dinamiškai. Tiesa, visą laiką reikia eiti nustatymus, kad kiekvieną kartą išjungtum perspėjimą. Ir tą reikia daryti per kelias žingsnius. Atrodytų didelis automobilis, tikrai neskirtas važiuoti siaurais keliais, tačiau tai lieka tik stebėtis, kaip puikiai subalansuota tiek pakaba, tiek valdymo sistema. Be jokių užuominų įsileidimo į kažkokias ribinės perkrovas. Automobilis tikrai visiems gyvenimo atvejam, visiems keliam. Taigi, dabar pagrindinis klausimas, o kamgi reikalingas šis automobilis? Žinoma, taip neklausčiau, jeigu tai būtų bent jau prieš 5 metus, tačiau skaičiuok kaip nori, tačiau fakto nepaneigsi. Šis automobilis debiutavo dar 2015 metais, tai reiškia, jis skaičiuoja 10 metus ir tas jaučiasi tiek kalbant apie multimedijos sistemą, tiek kalbant apie savivaldžios sistemos galimybės. Tačiau iš kitos pusės paėmus, tikrai gaunate daug automobilio. Gaunate tikrai įspūdingai komfortišką pneumatinę pakabą, gaunate įspūdingas valdymo savybės kaip tokio dydžio automobiliui, gaunate tikrai labai didelį erdvų saloną su didelė bagažinė, nuo šiol kur kas našesnį, talpesnį akumuliatorių leidžiantį nuvažiuoti gerokai daugiau vien tik elektra, o ir pačios energijos sąnaudos yra gerokai mažesnės, tad dabar automobilis yra gerokai efektyvesnis negu modelis anksčiau. Ir čia toks atsakymas apie tai, kad kam reikalingas šis automobilis. Taigi, iš vienos pusės yra tos gana senos platformos automobilio ypatybės, niuansai, iš kitos pusės tikrai yra daug privalumų. O kai kalbame apie kainą, vėlgi, čia yra dvejopas dalykas. Pirmas, tai kad įprastų Q7 versijų su turbodizeliniais arba TSI motorais kainos prasideda nuo 71–72 tūkstančių eurų. Žinoma, papildomos komplektacijos gerokai padidina jų kainą iki 80–90 tūkstančių eurų. Na, o šį 60 iš tinklo įkraunama versija su galingiausiu motoru yra vienintelė S-Line komplektacijoje ir jo kaina prasideda nuo 98 tūkstančių eurų, o šioje bandomoje komplektacijoje jo kaina siekia net 110 tūkstančių eurų. Tad iš vienos pusės pažiūrėjus, tai tikrai labai didelė, labai įspūdinga kaina, tuo labiau, kad atnaujintas automobilis, bet technologijos yra gana senos. Iš kitos pusės reikia nepamiršti, kad Audi Q7 yra bendra platformis su tokiais automobiliais kaip Porsche Cayenne, Bentley Bentayga, Lamborghini Urus, žinoma, kiti motorai, tačiau platforma ta pati ir kai įsivertini, kokie yra šio automobilio giminaičiai, tada jau ir ta 100 ir daugiau tūkstančių siekianti kaina nebeatrodo tokia įspūdingai didelė, o pamačius efektyves degalų sąnaudas, ieškantiems didelio ir erdvaus premium SUV automobilio, tai būtų visai logiškas pasirinkimas.